Tai sveiki, esu Gabrielė Sidaravičiūtė ir šiandieną pristatysiu skaidres tema Lietuvos geriausios krepšininkės. Tai, kaip ir minėjau, šiose skaidrėse pristatysiu Lietuvos geriausias krepšininkės, tai Jurgita Štreimikytė-Virbickienė, Lina Dambrauskaitė, Jolanta Vilutytė, Dalia Kurtinaitienė, Rasa Kreivytė, Jurgita Kaušaitė, Aneta Kaušaitė ir Rima Petronytė Bražėnienė. Tai pradėsiu nuo darbo tikslo. Tai tikslas yra supažindinti su geriausiamis Lietuvos krepšininkėmis, apie jas plačiau papasakoti, bei papasakoti apie jų dabartinę patirtį. Tai pradėsiu nuo dabartinės savo trenerės Jurgitos Štreimikytės-Virbickienės. Tai Jurgita viena garsiausių Lietuvos krepšininkių, žaidusi ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. Bei Women NBA. Tai Women NBA yra nacionalinė moterų krepšinio asociacija, analogiška vyriškai NBA. Tai trenerės karjerą žaidė Vilniaus Telerinoje, Kauno Laisvėje, Prancūzijos klube, Italijos klube, Vilniaus Lietuvos Telekome, Vilniaus Teo. 2000, 2000, 2001 ir 2005 metais vasarą žaidė Indianos Fever Women NBA. Nuo 1990 iki 2006 Lietuvos nacionalinė moterų krepšinio rinktinės narė, sužaidė 157 rungtynes, per kurias pelnė 2101 tašką. Nuo 2010 baigė savo kaip profesionalios krepšininkės karjerą ir pasirinko treniravimą. Tai 2010-2012 treniravo Kauno Aistis. Nuo 2012 perėjo prie Kibirkšties, kuri anksčiau vadinosi Vilniaus Kibirkštis Vičiki, vėliau persivadino į Kibirkštis Viči, dabar yra tiesiog Kibirkštis arba jaunimo komanda Vilniaus Kibirkštis Maru VK. Tai treneris pasiekimai. 97 metais tapo Europos čempionė, 99 Eurolygos vicečempionė, 99 ir 2002 Italijos čempionė. Nuo 2004 iki 2007 Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionė, bei tais pačiais metais tapo ir Baltijos moterų krepšinio lygos čempionė. 2005 Eurolygos bronzos medalininkė, 2006 dalyvavo visų žvaigždžių rungtynėse. 2006 buvo paskelbta Lietuvos čempionato naudingiausių žaidėja ir garsiausias treneris, manau, vienas iš garsesnių treneris pasiekimų, tai yra 2022 m. lapkričio 30 buvo inauguruota į FIBA šlovės muziejų tarp dar 3 vyrų krepšininkų, tai tarp Arvydo Sabonio, Marčiulionio ir Paulausko. Tai apie trenerį žaidimo stilių, tai jinai buvo labiau europinio krepšinio stiliaus žaidėja, nes čia jautėsi, jo gali realizuoti save. Taip pat buvo labiau komandinio stiliaus žaidėja, nes patiko, kai dalyvauja visa komanda, o nesistengiama išskirti vieno kažkurio žaidėjo. Ir jai labiausiai patiko, kad gali dalyvauti ir būti kiek įmanoma svarbi bei dėti indėlį į komandos rezultatą. Lina Dambrauskaitė. Tai buvusi Lietuvos krepšininkė, Lietuvos moterų krepšinio rinktinės narė. Viena tų žaidėjų, kurios sugebėjo priversti kalbėti apie moterų krepšinį, kurią gatvėje atpažindavo žmonės. Tai 12 metų vilkėjo mūsų šalies rinktinės aprangą, daugiausiai taškų pelnė ir Europos čempionate galingai tempė mūsų rinktinės komandą. Tai Lina pasižymėjo lyderiais savybėmis, nebijojo imtis atsakomybės. Taip pat reikiamais momentais galėjo imtis iniciatyvos, gerai matė aikštelę, turėjo neblogą metimą iš distancijos. Pasiekimai. Tapo Lietuvos moterų krepšinio lygos čempionė, Lietuvos moterų krepšinio lygos sidabro laimėtoja, 2005 ir 2006 Lietuvos moterų krepšinio lygos bronzos laimėtoja, 2011 Rusijos čempionė, Bulgarijos lygos sidabro laimėtoja, Baltijos moterų krepšinio lygos sidabro laimėtoja ir 97 Europos čempionė.
Toliau Jolanta Vilutytė. Tai Lietuvos krepšininkė, ilgametė nacionalinės moterų krepšinio rinktinės narė, Europos čempionė. Tai mano manymu, Jolanta Vilutytė žaidė 4-5 pozicijoje, nes ūgis siekė 1,90 m. Ir kiek žinau, turėjau neblogą nugarą judesių arsenalą. Pasiekimai. 2005 moterų Eurolygos 3 vietos laimėtoja, 2002 ir 2005 Baltijos moterų krepšinio lygos 1 vietos laimėtoja, 2002 ir 2005 Lietuvos moterų krepšinio lygos 1 vietos laimėtoja, 2001 moterų Eurolygos 3 vietos laimėtoja, 1997 2001 Vengrijos moterų krepšinio taurės 1 vietos laimėtoja, Vengrijos moterų krepšinio lygos 1 vietos laimėtoja ir Europos moterų krepšinio čempionato 1 vietos laimėtoja. Toliau Dalia Kurtinaitienė. Tai buvusi Lietuvos krepšininkė, Lietuvos moterų krepšinio rinktinės narė, 97 Europos čempionė, dabartinė krepšinio trenerė. Tai Dalia Kurtinaitienė buvo Lietuvos rinktinės kapitonė ir kaip jinai yra sakiusi, į čempionatą važiavome turėdamos tikslą garbingai jame dalyvauti, apie medalius svajojame tik sapnuose. Tai nes dauguma žmonių nesitikėjo iš 97 metų moterų rinktinės aukštų rezultatų, prognozavo top 5, bet šios moterys įrodė, kad gali daugiau. Tai Kurtinaitienės pasiekimai: Čekoslovakijos čempionė, Slovakijos čempionė, Austrijos čempionė, Vengrijos čempionė. Toliau Rasa Kreivytė, buvusi Lietuvos krepšininkė, Lietuvos moterų krepšinio rinktinės narė, 97 tapo Europos čempionė, buvo Lietuvos čempionė 94 ir 97, buvo krepšinio trenerė, praeitą sezoną treniravo Kauno komandą, tai Lietuvos sporto universitetą. Jurgita Kaušaitė, Lietuvos krepšininkė, Švedijos jaunimo rinktinės trenerė, Europos čempionė. Pasiekimai: jaunių krepšinio vicečempionė, Lietuvos krepšinio čempionė, sporto krepšinio taurės laimėtoja, Lietuvos studentų žaidynių krepšinio čempionė, pasaulio lietuvių žaidynių krepšinio čempionė, Baltijos šalių krepšinio čempionė, Europos moterų krepšinio čempionė ir Švedijos čempionė. Toliau sesuo Aneta Kaušaitė. Tai Lietuvos krepšininkė, Europos čempionė, pirmoji lietuvė trumpai žaidusi stipriausia pasaulyje moterų Women NBA lygoje. Pasiekimai: Suomijos vicečempionė, Suomijos taurės laimėtoja, Europos čempionė, Lietuvos čempionė. Ir Rima Petronytė Bražėnienė, tai Lietuvos krepšininkė, Ukmergės sporto mokyklos auklėtinė. Taip pat buvo Lietuvos moterų rinktinės žaidėja nuo 90 iki 97 metų. Sužaidė 34 rungtynes, per kurias pelnė 117 taškų. Tai pasiekimai: Europos moterų krepšinio čempionato 1 vieta, Lietuvos moterų krepšinio lygos 1 vietos laimėtoja, Lietuvos moterų krepšinio lygos 1 vietos laimėtoja nuo 89 iki 93 ir Lietuvos moterų krepšinio taurės laimėtoja. Tai galbūt atkreipė dėmesį, kad visos šios moterys buvo 97 metų Lietuvos rinktinės narės, kurios pirmą kartą parvežė aukso medalį Lietuvai. Kaip ir minėjau, niekas nesitikėjo, nekėlė aukštų lūkesčių, galbūt ir šiek tiek nuvertino šias moteris, bet jos buvo disciplinuotos ir žinojo, ko siekia ir tikėjo viena kita. Tai visos šios krepšininkės prisidėjo prie Lietuvos vardo garsinimo bei moterų krepšinio populiarumo. Šios moterys yra pavyzdys jaunoms sportininkėms, norinčioms siekti aukštumų. Tai manau, šios moterys, kaip ir daugelis jaunimo rinktinių, yra pavyzdys ir galima iš jų pasisemti tiek patirties, tiek atkreipti dėmesį į tam tikrus jų judesius, kuriuos galbūt galėsime panaudoti ir savo dabartinėme žaidime.